Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia, visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai. Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybė? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Yra tokia partija. Есть такая партija. Prisiminę garsųjį proletaro vado pareiškimą, mes klausime, ar yra Lietuvoje tokia partija, kuri ne tik skelbia principus, bet ir jų laikosi. Šiandien galime pasakyti, kad tokia partija yra. Jis su išdavusiais partijos principus elgiasi negailestingai, šalina juos iš partijos. Pateikime tokios partijos kovo 1 dienos pranešimą. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Tepelys pašalintas iš darbo partijos. Išdavęs darbo partijos principus ir pažeidęs darbo partijos statutą, šiandien Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Tepelys buvo pašalintas iš darbo partijos. Su išdavikais darbo partija elgėsi griežtai ir principingai. Artūras Tepelys išdavė darbo partijos principus ir žmonės, todėl priėmėme sprendimą pašalinti jį iš partijos, sakė darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich. Kaip matote, pareiškimas labai išsamus, teikiantis pilną informaciją apie darbo partijos principų ir jos žmonių išdavimą, taip pat apie partijos statuto pažeidimą. Bet kuris, jau nekalbant apie partijos narius, perskaitę šį pareiškimą iš karto turi pilną vaizdą, kaip Artūras Tepelys nusikalto partijai ir jos žmonėms. Šaunuolis, darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich, nieko nebodamas ryžtingai ir tiesiai šviesiai, be jokių užuolankų, viešai pažėrė visą eilę Artūro Tepelio padarytos išdavystės pavyzdžių. Kaip matome, iš tikro visi pateikti pavyzdžiai yra daugiau nei baisus, net iš tolo nesuderinami su darbo partijos principais ir statutu. Ir svarbiausia, kad visi šie darbo partijos principai buvo išduoti ne bet kam, o tam. Sveikų protų nesuvokiama, kaip galėjo Kauno miesto savivaldybės tarybos narys nuo darbo partijos Artūras Tepelys išduoti partijos principus ir žmonės tam. Keli žodžiai apie darbo partijos principus, kurių taip besąlygiškai laikosi pats partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich. Savo laiku, kai eilinį kartą dėl savo gerų darbų išgarsėjo Vilniaus meras Artūras Zuokas, Viktoras Uspaskich iš karto davė atsaką, pavadindamas Artūrą Zuoką banditu. Aš negaliu nesistebėti, tai yra banditas ir visi tyli, apie Vilniaus merą Artūrą Zuoką 2006 kovo 11 dieną Lietuvos žiniose. Šio savo principo, kaip ir visų kitų, darbo partijos pirmininkas laikėsi ir laikosi dabar. Žinoma, laikysis ir visada. Konkretų pavyzdį, kaip tas vyksta gyvenime, iliustruoja 2011 savivaldybių rinkimai, kur Viktorui Uspatskichui teko susidurti su banditu Artūru Zuoku. Ir visi pamatė, kad Viktoras Uspaskich savo principams yra ištikimas. 2011 balandžio 20 BNS. Viktoras Uspaskichas. Paramą Artūras Zuokas gavo su sąlyga, kad neis į Seimą. Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas pareiškė, jog darbiečių paramą Vilniaus miesto rinkimuose Artūras Zuokas gavo su sąlyga, kad ateityje nekurs naujos partijos ir nekandidatuos į Seimą. Antradienio vakarą Lietuvos radijo laidoje Dienos tema paklaustas, ar yra sąlygų, kad Artūras Zuokas nekandidatuotų į Seimą, nekurtų naujos politinės partijos, darbiečių lyderis atsakė, pataikėte į 10. Taip, aš kalbėjau su Artūru Zuoku tuo klausimu ir kalbėjau visiškai objektyviai, todėl, kad jis prieš rinkiminėje kampanijoje kalbėjo, jiems nereikia politikos, jam nereikia politinės organizacijos, jis yra nepriklausomas, nepartinis kandidatas, jis formuoja būtent tokį sąrašą, sakė Viktoras Uspaskichas. Aš pasirašant šitą dalyką sakiau, mes tave palaikysim iki tol, kol tu tarnausi būtent Vilniečiams ir nesikiši per daug į politiką. Nori prisimti Vilniaus, Lietuvos sostinės ūkį, prisimk, mes padėsime, neapgaudinėk rinkėjų. Tai yra tiesa, kalbėjo Europos parlamente dirbantis darbo partijos lyderis. Taip kalbėjo Viktoras Uspaskich su banditu Artūru Zuoku. Žinodamas, kad su Viktoru Uspaskich juokauti negalima, banditas Artūras Zuokas pažadėjęs, kad ateityje nekurs naujos partijos ir nekandidatuos į Seimą ir kad jam nereikia politikos ir politinės organizacijos, sukūrė visuomeninį judėjimą taip ir 2011 gruodžio 10 dieną pranešė.
Vilniaus miesto mero Artūro Zuoko vadovaujamas judėjimas Taip pranešė pateikęs būtinus dokumentus Teisingumo ministerijai įregistruoti jį kaip naują politinę partiją. Visuomeninio judėjimo Taip pagrindu įsteigta politinė organizacija Sąjunga Taip penktadienį pateikė visus reikalingus dokumentus Teisingumo ministerijai naujos politinės jėgos registravimui, rašoma judėjimo Taip pranešime. Lapkričio viduryje įvyko Sąjungos Taip steigiamasis suvažiavimas. Artūras Zuokas tuomet sakė, kad naujosios partijos ideologinis pagrindas atsakingas liberalizmas ir krikščioniškos vertybės, o jos rinkėjas Seimo rinkimuose būtų daugiau dešinysis. Šaunuolis Viktoras Uspaskich. Principai ir yra principai. Tik taip ir ne kitaip. Pasakyta ir šventa. Net banditui Artūrui Zuokui tai aišku. Aukščiau mes jau pateikėme visus baisius Artūro Tepelio nusikaltimus Viktoro Uspaskich pareiškime. Dabar pateiksime kito darbo partijos nario Gintaro Furmanavičiaus matymą. Vakar vyko prezidiumo posėdis ir jo metu Artūras Tepelys buvo pašalintas iš partijos. Posėdžio metu jam buvo pasiūlyta arba atsisakyti tarybos nario mandato, arba jis bus pašalintas iš partijos narių. Jis pasirinko antrą variantą – būti pašalintam iš partijos, sakė darbo partijos frakcijos seniūnas Gintaras Jonas Furmanavičius. Artūrui Tepeliui koją pakišo balsavimas dėl Rimanto Mikaičio atstatydinimo iš Kauno miesto mero posto. Partijos valia buvo vienokia, o jis pasielgė kitaip. Tai yra pagrįsta visais balsavimo protokolais. Jis balsavo už Rimanto Mikaičio nušalinimą, nors mes tuo metu buvome koalicijoje. Sprendimo priežastis įvardijo Gintaras Furmanavičius. O štai ką pasakė Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Tepelys. Dalyvaudamas rinkimuose, aš žmonėms pažadėjau, kad dirbsiu jiems, o ne vien tik partijai. Galvojau, kad gyvename demokratinėje valstybėje, kur kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę. Mes juk negyvename tais laikais, kuomet valdė Stalinas ir jo žodis būdavo paskutinis. Galbūt aš netaip suprantu politiką, teigia Artūras Tepelys. Te atleidžia mums gerbiamas Artūras Tepelys, bet iš šio pareiškimo matosi, kad jis, būdamas naujokas politikoje, tikrai netaip supranta politiką. Pirmiausia, gerbiamas Artūras Tepelys neskiria žmonių nuo darbo partijos žmonių. Tai yra esminis skirtumas. Ir jeigu žmonėms nepatinka, kad buvęs meras Rimantas Mikaitis savo laiku pagarsėjo auksinio tualeto statyboje, o būdamas meru inicijavo skandalingą tarybos sprendimą dėl žemės sklypo suteikimo elektrinės teritorijoje, kurio dovanojo Gazpromui 400 milijonų litų, tai tas visiškai nereiškia, jog tai turi nepatikti ir darbo partijos žmonėms, nes jie yra koalicijoje. O darbo partijos principas yra sekantis. Jei esi žmonių išrinktas pagal darbo partijos sąrašą, tai privalai dirbti ne žmonėms, o darbo partijos žmonėms. Nes tik Viktoras Uspaskich žino, ko reikia žmonėms. Savo nuomonę, gerbiamas Artūrai Tepeli, jūs galite turėti, bet darbo partijoje yra statutas ir principai, ir jeigu norit būti koalicijoje, reikia palaikyti auksinių tualetų statytojus. Nors jums tai ir nepatinka, privalote juos palaikyti. O jūsų nuomonės niekas netima, galite ją pasilikti savo. Jei niekam savo nuomonės nesakysite, tai didelė tikimybė, kad jūs su ja sėkmingai ir pasiliksite demokratinėje valstybėje. Tik ne darbo partijoje.